Ką? Ką? Tai ką, Come on, sveiki? England, vėl. Koks England? Valdai. England. Come on, England, kaip England. sakant, sudaužyti šipulius. Žiūrėk, iškart galiu pradėti su tuo apibūdink vienu sakiniu savaitgalį. Tai airiai sužavėjo, prancūzai dominavo. Airiai, Ir tie ne airiai, škotai. Išsigelbėjo. Škotai atsilaikė, jo, išsigelbėjo. Škotai atsilaikė, išsigelbėjo. Ne tai, kad atsilaikė, bet, bet galima taip kiekvieną komandą apibūdinti. Nu. Tai, kaip sakai, airiai, anglai, prastai, labai prastai, labai, kaip Linas mėgsta sakyti, nekliniški, neužbaigė, tada Velsas atgijo, bet nepakankamai, tikrai rodė tą tokį, labai smagiai žiūrėjosi pati pradžia, o italai Scrum, wow, iš tų pozityvių dalykų ir tikrai laimėjo kelis, tikrai sužavėjo tas man, kad grumtynės tikrai neblogai. Ir iki tol, iki turnyro, iki šiandien dienos, italai nebuvo pralaimėję nei vienų line-out'o, nei vieno. Ir šiandien padarė 2 užmetimus. Jo, ir šiandien padarė 2 klaidas, tai norėjau sakyti, kad vis dar be klaidų, bet šiandien padarė 2 klaidas. Jo. Šiaip jo, žinai, va čia irgi pradedam nuo to, kad tą kiekvieną komandą apibūdinant, vėlgi tas blogai, žinai, kai tu turi, anglai turi didžiulius expectations. Taip. Žinai, jeigu tu neturėtum kažkokio expectationų, ten kažkoks, žinai, vyktų vos ne, sakykim, ką žinau, naujai surinkta komanda ir sakytum blogai, nes, jaunai atsišviežinę kažką, žinai, ten nepaėjo, sakykim. Bet šiuo atveju, kai jiem yra dedama ta jau ten vos ne, žinai, etiketė pastovi ir tu išeini, blemba 40 taškų, taip prasileis namie didžiausių skirtumų, man atrodo, airiai laimėjo Twickenhame. Twickenhame pirmą kartą tiek daug. Tai yra skaudu iš tikrųjų, tai gal toks, bet jo. Ką aš ir kalbėjau per praeitas laidas, kad anglam iškart čia Grand Slam, tai laimėsim, jeigu neteisim iki Paryžiaus, kurie žais paskutinį turą su 4 pergalėm, tai bus pralaimėjimas. Ir jie čia dabar nuo škotų. Su airis tai iš vis nebuvo minčių, kad laimės. Šiaip tai irgi yra toks geras, kaip kalba media, aš netgi skaičiau, ten tokie yra, tokie, kaip sakyti, tokios trumpos iškarpos iš media tikriausiai portalų. Po 12 laimėjimų anglai buvo, ta prasme, šlovinami ir buvo klausimas, kas gali juos sustabdyti. Tai čia buvo pagrindinis klausimas. Dabar po 2 pralaimėjimų iš eilės Steve Borthwick has to go, žinai. Taip, turim atleisti trenerį, turim viską vėl pradėti iš naujo, nes čia kažkas neslipdo. Tai čia vėlgi gal toks... Tai čia iškart einama... Jo, English media ir tas toks gal čia nėra kažkas gal per daug argumentuota iš medijos pusės, čia tiesiog emocija. Faktas, kad anglai pyksta, jie nori laimėti, jie visą laiką jie nori laimėti, jie nori būti pirmi ir, kaip sakant, kaip sakant, eit be pralaimėjimų. Bet, žinoma, taip nebūna ir čia kas vyko. Vėlgi nereiktų nurašyti tos anglų komandos, tikrai čia tiesiog gal papuolė ant stiprių airių ir stiprių prancūzų. Tikliau ne prancūzų. Tai dabar papuls, jie gavo nuo škotų ir dar su prancūzais, nežinai. Tai su italais tais pačiais bus reikalų. Tai tikrai, nes italai atrodo įspūdingai, kol kas lyginant, kai būdavo prieš tai. Bet žinai, ką aš dar galvau apie tokį scenarijų? Man žiauriai gaila, kad Velsai nepaėjo. Ta prasme, žiauriai gaila, ta prasme, nes žiūrėk, koks scenarijus. Velsas pasigauna škotus. Realiai, toks, geimas, kurį galėjo, sakykim, čia turėjo dėl to, nes, pakalbėsim dar. Jo, tai ir Velsas laimi, tada anglai pralaimi prieš italus, sakykim, ir prieš prancūzus, ir dar Velsas pasigauna, sakykim, italus. Tai čia būtų taip, kad anglai gauna paskutinę vietą. Bet šiaip toks visai, būtų buvęs visai realistinis. O airiai lieka antri. Ir būtų, žinai, kas būtų buvę žiauriai intrigai iki pat galo. Nes, man atrodo, italai Velsas paskutinės. Taip. Tai va čia būtų, žinai, tas toks, kur,
Nu, bet dabar toks dar nėra tragedijos iš tikrųjų. Ne, tai tragedijos nėra, aišku, bet... Intriga dar irgi yra, bet gal davai viską nuo pradžių. Jo, Tai iš kiek menų į anglų iškart- fanų iškart daržą. ant anglų. Tai pradėkim iškart nuo anglų airių. Jau daug apkalbėjom tą, tai kaip manai, kas lėmė tą visą? Nesėkmė. Ar mes kalbam apie anglų nesėkmę, ar apie airių sėkmę? Airių sėkmę, Čia- nu, šiaip daug atakų davė ir aišku, tie taškai rodo 40 pelnytų taškų, kad kažkas susitvarkė puolime. Kem 2 taškai jau. Ir gal tas galėjo būti Jack Rowlis, Jack Rowlis. 10 numerio. Gibson Park irgi Gibson tikrai Parkas. spalvingai atrodo. Man of the match. Jaučiu mėgstamiausias labai- 9. Man jaučiu labiau net mėgstamesnis negu Duponas? Antanas Duponas. Jo, dabar, nes pirmas žeminimas visiškai jo, buvo bauda, iškart reikia, kad davai duok kamuolį greičiau, bam, įsižaidė, nubėgi žeminį. Tikrai labai įdomu ir vieną dalyką, ką pasirašiau, kad airiai buvo 9 kartus 22 ir pelnė 42 taškus, anglai buvo 12 kartų 22 ir iš jų pelnė tik 21 tašką. Tai užbaigimas ir ypač matėsi, pirmas 20 minučių buvo viskas 15, man atrodo, buvo viskas apylygiai. Ir anglai 3 kartus buvo prie 5 metrų, airiai pasiėmė kamuolį, įspirė ir vėl iš nuo. Vėl įspirė, vėl iš nuo. Ir gaunasi taip, kad anglų 10. Vau, tragedija visiškai. George Fordas? George Ford. O kodėl? 2 kartus įspirinėja baudą, kažkodėl 13 geimo minutę, jis ateina, paima kamuolį, iškart spyrė. Kam spirti, kai susikau, pažiūrėk. Ir spyrė, ir 2 kartus įspyrė, nepataikė. Iki vėlės įspyrė ir tada 22 airių. Iš vis atiduoda kamuolį, kur tu žeminimo galimybę gali turėti. Tu 2 kartus atiduodi visiškai kamuolį į rankas. Tiesiog pasimkit. Ir tas gal šiek tiek Perdegė? perdegė gal. Henry Pollock pirmą kartą debutavo. Debutavo startiniai sudėty. mintys. Geltona kortelė. Aišku, jinai tokia įdomi, bet vėl anglam geltonos kortelės. Su škotais 30 minučių sėdėjo ant bankės žmogus, dabar 20 minučių. Tai jie žaidžia mažumoje. Nu, 60 minučių mažumoje žaisti jau tam lygiai jau pasijaučia. Aišku, pasijaučia, bet turėjo geltoną ir airiai, bet, nu, toks vis tiek. Tai disciplinos trūkumas, manai, ar Nu, taip, kas čia tai galėjo? vis tiek. Nu, aš dalies tai Airiai labai kovojo vėl su savo grumtynėm, tikrai prastai atrodė, gavo iš eilės kelias baudas, anglai jau rodo pirštu, kad žiūrėkit, čia nelaiko jie, tai kortelė gal. Ir viskas, ir vis tiek sugebėjo, paskui prisitaikė airiai, greitai kamuolį gauna, anglai neišnaudoja progų, airiai viską išnaudoja, ką turėjo. Taip. Ir viskas. Kaip sako, tu gali būti blogesnė komanda, bet šešiose nacijose yra momentų sportas. Jeigu tu laimi tam tikrus momentus, Segmentai kažkokie, sakykime, tokie mini. kažkokie ir viskas. Ir tu dar bandė kabintis anglai su to žeminimu pačioje pabaigoje pirmo kėlinio. Išėjo gal su tokia uplifted, pakeltą nuotaiką į antrą kėlinį, bet iš karto gavo atgal į skudurus. Ir vienas momentas buvo, oh my god, pamiršau pavardę, 13 numeris. Anglų? Airio. 13, tai Gary Ringrose. Ne, tas. 12, tas didelis. 12, tas tai Makloski. Maklos. Jo, Oh, žiauriai. wow. Žiauriai. Tai man visą anglų mačą apibūdina Makloskio pagavimas Smito. Kaip pasivijo. Smitas perima kamuolį, Maklovskis antros linijos žmogus, kaip mūsų Zitas Česonis, žiauriai greitas. Ir tiesiog nubėga, pagauna. Andy Farrello celebrationas buvo nerealus irgi už tai. Atrodo, kad jam smagiau buvo šitą momentą pamatyti negu varžybas. Nes tikrai visiškai samapina, turi progas, belia kokias, airiai tau taip užkilina visiškai. Tai tas buvo, sakau, paminėsiu, bet jinai atrodo, kad visiškai varžybos buvo. Ir Maklovskis buvo šiaip padarė kelis gerus momentus. Aš būčiau rinkęs į Man of the Match po Gibson Parko. Jis toks tikrai nu, turėjo tai break buvo- line'o ir gynyboje toks, Tai buvo Šinanas, Maklovskis ir Gibson Parkas. Jo. Tarp pretendentų.
O anglai ką, Majorai Todžė šimtosios varžybos. Šiaip net ir Prastai. šiaip jo, viską, ką tu sakai, manau, kad yra tikrai į temą, bet netgi irgi, vat, ką komentatoriai šnekėjo, pavyzdžiui, apie varžybas, kad, nu, anglų komanda nepasirodė dėl Majorai Todžės šimtinio kepso. Nu, turint omeny, kad, ta prasme, jie nebuvo kažkokie ekstra, ar tai motyvuoti, ar tai kažkokie, nu, žinai, tokie užsivedę, kad tu nebekini savo, žinai, kapitoną, jo. Nu, čia komentatorių, žinai, anglų tokios buvo mintis, kas šiaip yra gal, nu, nežinau, turbūt teisinga, tai toks, jeigu tu, sakykim, tokiam lygiai jau gal šiek tiek, nu, neturi kažkokios papildomos gal motyvacijos, tai kas tave veda į priekį, nežinau. Bet čia gal tiesiog vienas iš tų grajų. Jo, ir žiūrovai, vienas įdomus dalykas, kad 70 minutę jau pusė stadiko išvažiavo namo. Nu jo, čia toks. Nebūtų kam. Šiaip nėra gal visai faina, kai tu toks, nu nesvarbu, kad tos varžybos dar jau taip, žinai, nepaėjo, bet 12 pergalių prieš tai. Du iš eilės pralošė viskas, jau nebe Grand Slamas. Bortvikas. Out. Kalba nebe Grand Slamas bus ar nebus, jau kalba kelintas tu čia liksi, 4. ar 3. šiemet. Nu jo. Nes bus įdomu. Tai va, toks anglų prastas pasirodymas ir tuo pačiu labai geras airių. Tada iškart antrosios varžybos Velsas škotai. Tikrai nuoširdžiai netikėjau, kad įmanoma, bet čia vėl škotai. Pirmą atėjo prieš italus, taip, nurašė man oro, antras su anglais, jie visai žaidžia su anglais. Kažkas ten jiem yra, kad žaidžia, ateina su Velsu, vėl kosmosas, vėl prastai. Ir būtų labai buvo įdomu pamatyti, jeigu nebūtų gavę pačioje pradžioje Velsas dar kortelės. Nes ten porą momentų buvo tokių, kur galėjo baigti žeminimu ir Velsas gauna kortelę ir vis tiek sugeba žeminti. Tai tas buvo labai įdomu. Ir 50 minutę dar 25, tu laiminėjai, 15 taškų persvarą turi. Jo, ten half time'as buvo 17, ne? Gal 17. 14-5. 17. Ne, gal jo, 14. 14. Jo, nes tada suspadėdė baudas. Ir ten pirmą 50 minutę 19-5, tu realiai ten laimi 20. Ar 20. 25 buvo, nes buvo 14 ir tada spyrė dvi baudas. Labai rinkosi irgi gerai Velsas. Visus taškus kiek įmanoma, viską susirenka. Jo, bet tas, žinai, gal tas toks biškelį pas Velsą ir ką net po to tas jų kapitonas kalbėjo, kad tikslas buvo jų neprarast kontrolės visas 80, neprarast koncentracijos visas 8 minučių. Ir kas įvyko po jų pelnytų taškų? Po baudos, bet ten... Finras, ne, po pelnytų taškų. Jie baudą, jie įspyrė baudą, jo. Ir iš karto Russellas iš karto, jo, čiūkšti ir čia, žinai, toks gali sakyti. Ir tada gauni iš karto -4 taškus, pelnai 3, bet toks parbėgė, jo, gerai, čia smagu. Ir gauni taškus, nes buvo tuo metu 23-5. Jo. Ne, meluoju, ne 23-5 buvo. Kad sumažino iki 4 ar kiek ten? Buvo 23-12. Ir tada pažemino, tada iš karto jie įspyrė baudą ir iš karto Russellas parbėgo, bam. Prieš tai, aišku, dar Russellas žemino pats. Tada tenais, tiesiog, Russellas vėl rodė savo masterclassą. Šiaip gaila Velso, nes, pasirodė varžybose Velsas tikrai ir gynyboje, ir tuo pačiu atakui. Pelnė taškų. Domantas rašė po varžybų iškart, kad sako, šiandien pralaimėjo geresnę komandą. Tai jo, bet vėl, kaip sakiau prieš tai, čia momentai yra. Va, tu vieną momentą, jo, gerai, džiaugiesi, Russellas man vieną momentą, antrą momentą ir viskas. Bet čia ką įrodo, kad niekas kaip ir nesitikė tokiam lygiai, kad eis kažkas bėgs, skubės, puls ir tas kamuolys, sakykim, atšoks per milisekundę, ateis į rankas ir nubėgs į žeminimą. Tai bet, ką įrodo, kad net ir tokiam, ypatingai gal net tokiam lygiai tu turi tikėtis, kad tas kamuolys atšoks ten, kur turi atšokti ir tam, kam turi atšokti, žinai. Taip. Nes ir tie spyriai, ir vis tiek, ir tie greičiai kitokie, tai žiauriai gaila, šiaip. Tai būtų... Nors ir sakiau prieš tai, kad laimės škotai, bet kažkaip tuo momentu, blemba, taip norėjau, kad Velsas laimėtų. Būtų iš karto vėl paįdominę lentelę labai. Jo. Viskas būtų susimaišę. Anglai būtų įtraukti į
ne viršutinė, jie apatinė jau, nors ir dabar taip dar yra, nes anglai turi vieną pergalę. Tai toks, kad, sakau, labai įdomu. Vienas įdomesnių gal toks intrigos, visiškai tu nežinojai tiksliai, kas dar laimės, toks, aš tikėjau, aišku, kad škotai laimės vis tiek. Ir toks gaunasi, kad patį galą sudominuoja. Ir šiandienos, sekmadienį, kadangi filmuojam, ką tik po rungtynių, tai dar šviežiai prancūzai, italai, mažiausias kol kas, ne taip pasakiau, ne mažiausias. Jeigu ne paskutinės 2 atakos prancūzai, italai laikėsi iki pat galo. Taip, tai iki 55 minutę ten 11 taškų, 8-19. 8-19 buvo. Tai čia, žinai, kaip sakant, pusantro žeminimo. Pusantro žeminimo, jo, ir ten dar galėjo įspirt baudą, bet irgi nesirinko. Tai tas labai, kaip ir minėjau prieš tai, italai laikė grumtynės, kelias baudas gavo net iš to. Buvo irgi įspūdinga. Tai, bet vėl, žinai, kas man, vėlgi tu gali sakyti, kad, žinai, truputį gal pasisekė prancūzam ten tie pirmi žeminimai tokie iš po klaidų, bet aišku, kontratakas. Aišku, sekasi, žinai. Tas sekas irgi jo, čia atšoka kamuolys, žinai, tiesi rankas ir tu paspyri ir, žinai, ir nubėgo, kaip sakant. Tai tas toks gal labai, italai jie turi dirbti sunkiai dėl žeminimų, žinai, jie turi dirbti sunkiai, jie, ta prasme, kad ir ten tas jų vienintelis žeminimas, žinai, ta prasme, atėmė, spyrė, žinai, čeisino, bėgo, counterakino, va tokiam, žinai, lygiai. Ramosas surizikavo, kur ten nesąmonę padarė iš tikrųjų. Jo, jie surizikavo, tai čia toks, žinai, gavos dar. Ir pažemino. Ir paskui ta geltona kortelė, žeminimas buvo labai juokinga, Tiemau sakė, po tos kortelės gauna italas kortelę ir tada Tiemau žiūri, ar buvo galima pelnyti žeminimą ar ne. Ir atsistoja tada, jeigu nebūtų pamušęs kamulio, būtų gavęs Belberį, krašto žaidėjas, kuris yra vienas greičiausių lygoje, prieš Propsą ir sako, teisėjas ne, žaidėjas bėgo link žaidėjo, tai tikriausiai būtų galimybė, kad jis būtų sustabdęs. Būtų rūkęs ir nurūkęs, aišku, bet pagal taisyklės raidę negali skaityti. Bet paskui vis tiek jie pažemino ir per paskutinės 10 minučių uždarė visiškai reikalus. Nežinau, ar nuo pradžių žiūrėjai rungtynės? Italai? Taip. Himną klausai? Klausiau. Pirmą kartą aš jaučiu taip mačiau, kad pagrojo Italų? Ne, Prancūzų? Prancūzų, jo. Kadangi buvo Liliai, pilnas stadikas. Ir labai įdomu, kad visą laiką, kur bežaistų, visą laiką surenka. Ir kad nutilo po to ten? Nutildė. Pirmos 2 eilutės padainavo su muzika ir išjungė. Jo. Visas stadikas Marselietė. Buvom pasaulio čempionate tada, tai tikrai nerealu Marselietė, kai užgroja, uždainuoja stadikas, tai tikrai. Jo, ne, iš tikrųjų tai, jo. Aš tai irgi dar taip, italai, man kas patiko italų, kas ne, taip irgi gaila buvo, kad, kaip ir kalbėjom, žiauriai gerai su lainautais tvarkėsi ir tokie 2 lainautai, kur net sakyčiau tokie irgi 50-50 ir, žinai, ne jų pusė. Ir ten tuo tarpu, žinai, jie turi gerą platformą užatakuoti iš setpysų ir ten galbūt, sakykime, pasimti kažkur gal teritoriją, žinai, patogioje vietoje ar ten įeiti į jų, žinai, ten 22. Tai tas toks irgi šiaip gaila, kad, visgi neišpildė. Bet iš kitos pusės, žinai, smagu, kad, kaip ir sakau, kad turi tokį stabilės grumtynės, kur tikrai atlaiko, ne tai, kad kaip dabar, tarkim, Airija, jų tikslas yra, kaip čia greičiau įmesti atlaikyti, kad tik tai. O tie italai kaip tik dabar dominuoja prancūzus, kur yra pati žvėriškiausia tas grumtynių, tas pekas. Tai labai įdomu, kad jie dar sugeba pamečinti tą visą. Ir tai va toks, kaip ir sakei, gal trumpas rekepas. Aiškus savaitgalis toks, vienas įdomesnis rungtynės. Aišku, tas Anglai, Airijai buvo irgi gana įdomu man ir džiaugiasi širdis, kad taip išdaužė, ištrankė. Ir dar
Ignas minėjo irgi tą patį per Velso rungtynės. Ačiū, kad pamini, dėkojam. Tai Aš šiaip irgi tą patį. prisipažinsiu, angliškai žiūriu, tai Jo, aš irgi žiūriu angliškai, bet atsiuntė kai kurie žmonės, kad matė, žiūrėjo per lietuvišką, kad paminėjo mus. Tai irgi kalbėjom apie Velso tą, kad generuoja pajamas visas iš Principaličio, iš stadiono. Tai dar penktadienį 8000 vietų buvo nepaimtų. Ir irgi skaičiau, kad dažniausiai trečias aukštas būna irgi raudonas, bet šį kartą buvo trečiam aukšte labai daug purpurinės spalvos, škotų daug. Ir girdėjusi tikrai škotų skanduočių. Aišku, su prancūzais buvo 57 000, bet tikriausiai škotam daug patogiau yra suplanuoti nuvažiuoti Velsą. Tikriausiai. Tu atsidarai, žiūri, važiuojam, žinai, ir viskas. Prancūzam šiek tiek sudėtingesnės sąlygos, tai buvo 57, dabar buvo 70 000, tai beveik pilnas stadionas. Tai išpardavė. Bet 2/3 buvo Velso, 1/3 buvo škotų. Ir girdėjusi tikrai sąlyginai stipriai škotų skanduotės. Geras. Ypač po tų visų Russelo bairių, kai užspirė iš karto žemino. Matei, dar vienas įdomus teisėjas Trumavo turėjo. Mačiau, o kas jam buvo? Aš taip ir nesupratau. Skaitei kažką? Kažkas su 4 galiu, man atrodo, kad rodė, kad į koją čia, sako man, kad sako, nebegaliu pajudinti. Bet jis taip įdomiai pasakė, sako, my body is gone. Nu, ta prasme, kad viskas, sako, viskas kūnui, žinai, ragas, ta prasme, tai aš taip iš karto pagau, gal, žinai, ten numušė kažkas į, nu, žinai, nepagavo kamerą, gal numušė, kažkas atsitrenkė, bet pasirodys gal tiesiog taip, kažką timtelėjo ten, žinai, vidų ir taip tik išsireiškė, žinai. Jo, nes tikriausiai nebegali tęsti, bet įdomu, turėtų vis laik teisėją ketvirtą, kuris tave bet, jo, o šiaip nepastebėjau, teisėjas atėjo, kuris buvo, ta prasme, ant suolo, ar nuo šono kažką paėmė ir tada tą nuo suolo, nuo šono, man atrodo, nuo šono atėjo į pagrindinę, ne? O kažin kaip sprendžia, pavyzdžiui, nežinai? Tiesiog gal turi kas antras. Tiesiog numeracija kažkaip yra visgi yra. manau. Nu jo, tikriausiai. Ir tada keliaujam į kitą turą, nes kitą savaitgalį nieks nevyksta. Turim pertrauką po 3 raundo ir kitam turė vėl turėsim rungtynes penktadienį. Airija Velsas. Ir ką manai? Airija Velsas Airijai. Teisingai. Taip, Airijai. Jo, Aviva Stadium. Ar Velsas sugebės? Žinau. Airija sugebėjo įkast, tie italai sugebėjo Airijam įkast. Tai bus įdomu pažiūrėti, ar Velsas patikės, kad jie pagaliau gali kažką įrodyti. Ir tada... Čia kalbam tikriausiai, kai sakai, gali kažką rodyti apie pergalę jau, nes toks kaip ir šį savaitgalį jau įrodė, kad gali jie, ta prasme, konkuruoti, žinai. Tiesiog gal kažkokie tie momentai, kur kaip tu sakai, tik šeiminiai segmentai, kurie gal ne jų pusė, bet manau bus įdomu. Pertrauka pailsės, čia labai svarbu, dabar po tų 3 savaitgalių pailsėti yra žiauriai svarbu. Nes, kaip bebūtų, žinai, ten tokiam lygiai, tu kontaktai, greičiai ir aišku, ir atsistatymas kitam lygiai. Vis tiek ir procedūros, ir priežiūra, bet tas gal toks irgi momentas, kad turės tokias, kaip, sakykime, iki varžybų 2 savaitės. Nebe savaitę, nepilna, bet iki varžybų pačių 2 savaitės realiai. Jo. Tai tas šiaip iš tikrųjų daug lems, o aš visgi vis tiek manau, kad gal Airija laimės. Paskutiniu metu tikrai rodė, paskutinės 2 varžybas rodė tikrai gerą lygį, kovingumą ir tokį gal, sakykime, parodė, kad gal truputėlį ir nesisekė jiems tais prancūzais. Žinai? Gal ir nesisekė, bet gal aš iš kitos pusės galvoju, tiesiog tie prancūzai yra tie geri. Tie geri, taip, teisingai, bet... Yra visa, sakykime, kad stipriausia komanda kol kas žiūrint ir tu iškart gauni prancūzus pirmą turą, pralošė ir visi nurašinėja, kad čia tavo kartų kaita, čia viskas blogai. Irgi... Ne, čia tiesiog gal vėlgi, žinai, strategija. Hugo šiandien klausiau irgi, kad irgi taip pat sako, mes likom kartu, viską darom toliau, čia pirmas tas prieš prancūzus. Hugo? Ne, Hugo. Dan Šinan. Tai sako, likom kartu, dirbom toliau, sukanė dantis ir rodinėjom, sako, italai, dabar buvo anglai, toliau eisim, tai Velsas vėl ir paskui jam liks škotai. Kur ten žais tikriausiai,
neaišku dėl kurios vietos, nes priklauso vėl, kaip sužais škotai su prancūzais. Mhm. Tai Nu, ką airiam tu pats svarbu. manai? Ką tu pats manai šiaip? Ne, manau vis tiek, kad airiai Velsas žaidė 2 iš eilės namie, gal keliaut nereikėjo, irgi tas duoda kažkiek, aišku, čia tos kelionės nėra tolimos, bet vis tiek, manau, kad airiai susitvarkys, sušlifuos šiek tiek tas traumas, Prendergastą tikiuosi negrąžins, nes Jack Crowley tikrai... Tu nurašai Prendergastą? Ne, tiesiog Jack Crowley atrodė daug labiau patikimas ir spardymas. Nu jo, ir gynyboje šiaip jis ir toks gynyboje, gan- ir suspardė gan viską atrodė, jo. gerai. Tiesiog taip atrodė, vau. Bet man žiauriai, žinai, kas žavi, pavyzdžiui, Andy Farrello, ant kiek jis, ta prasme, užstoja ir Prendergastą, ir Crowley, nu apskritai ten, žinai, Jo. va tos, jeigu kažkas tai bent biškį pradeda ten ir media, žinai, ir, nu, sakykim, žmonės, ypatingai airijos, žinai, varyti, jisai tiesiog, nu, ten viešai atsako ir kad, nu, jūs net, nu, jūs geriau, va taip ir sako, kad jūs geriau, ta prasme, burkitės už tų vyrų ir tiesiog stovėkit, nes, nu, jiem čia irgi Reikia, ir taip. atitinkami iššūkiai, žinai, ir panašiai, bet man žiauriai patinka, kad jis irgi, nu, nėra, kad viešai, žinai, kažko ar minėtų, ar nurašinėtų. Žinai, aišku, nei vienas treneris to nedaro, bet jis tą labai taip jau, žinai, Jo. nes jo ir klausė ir challenge'ina, sakykim, tose konferencijose visose, tai šiaip labai smagu girdėti. Tai toks jo, sakau. Jeigu airiai palaikys tokį patempą, kaip laikė prieš anglus, kur ten išrakus Vilna labai stipriai staigiai, tampa iš vienos į kitą pusę, manau, kad Velsas nelabai turi ką pasiūlyti šituo atveju. Aišku, jie ginasi, vėl atrodo, kad Velsas yra ta grįžta į savo tą gynybinės komandos tą poziciją. Rolę. Rolę, va, taip. Tiksliau, kur tu giniesi, kartais užneši kažką, bet giniesi žiauriai gerai. Bet manau, kad airiai vis tiek namie pasims ir paliks intrigą. Tai kiek, manai, baigsis varžybos? Sakau, kad bus kokie 28-14 28-14. per pusę. Velsas Su bonus laimės, tašku, ar- ne, airiai. Airiai. Su bonus tašku, kad pasiliktų. Aha. Nu, jo, aš manau, kad airiai laimės, tai aš spėsiu gal 32-19 laimės airiai. Toks mano spėjimas. Ok. Škotai, Francai. Škotai, France. Mintys. Murrayfield, Edinburghe. Tai dabar prancūzai yra pirmi su 15 taškų. Škotai yra antri su 11 taškų. Tai Jiem pakanka pergalės, kad jie išeitų, kad jie susilygintų. pergalės užtenka, jeigu, tarkim, pelno bonus tašką ir prancūzai nepelno, ko aš nelabai tikiu, Jo. tai galėt net aplenkt. Kas paskutiniam turė būtų, kad škotai priklauso nuo savęs, jiem užtektų laimėti prieš airius, o prancūzam liktų anglai, kur irgi gal norėtų įrodyti kažką. Tai labai šitas turas tuo įdomus, kad realiai nusispręs, ar turėsim 5 ture intrigą. Jo. Turiu minėti, kad jie dar patys turi kontrolę nuo savęs, kad būtent apie škotus, kad jie dar gali nusilemti savo Jeigu likimą. laimės prieš prancūzus, jie gali būti, kad jiem užteks tiesiog laimėti. Prieš airius. Prieš airius bonus taškų ir viskas. Wow, čia toks ekstra šiaip motivacija. jiem. Taip, aišku, čia reiks ir gintis daug ir pelnyti 4 žeminimus. O prancūzai, jeigu laimi šitas rungtynės viskas, jie tampa čempionais. Ir paskui bus klausimas tik tai Grand Slamas. Ar turi ar neturi. Tai ką manai? Tiksliau, nežinau, skaitė ar ne, Želberas vakar patyrė traumą. Ne, nes kas buvo? Jis nežaidė šiandien. Jo, aš pastebėjau. Tai žaidė Ramosas ir jie vietojo. Neatsimenu pavardės irgi. Vietojo ėjo? Ne, neėjo, jisai 15 žaidė iš krašto žaidėjas. Jo, o ėjo naujas. Irgi gerai pasirodė Brukas. Kraštu irgi labai greitas. Kartu su Iberieveri. O kaip tavo Ramosas 10 šiaip? Gerai atrodė. Gerai atrodė. Skirsto. Viską tvarkingai. O tai jie neturėjo, pavyzdžiui, o tai jie neturėjo kažkokio... O tai kur ant Makas? Aš norėjau Nes lygiai jis taip pat. pratė kartą išbėgo 10 minučių. Ir dabar kažkodėl neėmė gal jo, nes gal nebuvo įtraukę. Bet keista, negali po to kažkaip, kažin, pakeisti, jeigu... Tai jau šeštadienį gal tiesiog Paryžiuje ant Makas, ne kartu Liliai su jais. O gal ir kartu. Tai bet iš Paryžiaus į Marselį, žinai, čia.
Nu, labai, Nu, čia labai įdomu, įdomu, jo, reikia pasidomėti. vakar patyrė traumą ir šeštadienį patyrė. Tikriausiai negali registruoti, gal jau Gali būt, kad jau popierį viskas. priduoti, gal, sakant. Tai škotai, prancūzai. Dėl įdomumo būtų, kad škotai laimėtų. Taip, daug smagiau būtų. Dėl smagumo, jo. Iš karto pagyvėtų visas tas toks. Bet, Ir manau, kad šansų tikrai yra. Bet tie škotų svyravimai, blemba jie tokie. Bet vėl gal jie žinos, kad prancūzai čia reikia. Ekstra, Murrayfieldas, sakai, duos tokį biškį. Nu, duos, aišku, čia negali sakyti, neduos, bet vėlgi, kokią tą strategiją pasirink, žinai. Nes... Taip, nu čia vėl momentų sportas, jeigu tu kelis momentus pradžioj turi kažkokią geltoną kortelę. Nu, aš pabūsiu šį kartą optimistų Škotijos pusėje. Tai tu savo komandą? Nu, tai aš noriu, kad būtų intrigai. Tai škotai laimės 2 taškais. Ir bus labai high scoring game, bus 33-31. Oho. Ir kokį nors, kaip sakiau, Škotai nepelno žeminimu. Nu, bet šiandien pelnė. Ne šiandien vakar. Tu sakai, kad škotai laimės. Nu gerai, aš tai spėju, kad Francijai laimės, nes nežinau, kažkaip nematau škotų šiais metais kaip kažkokių gal tokių pagrindinių pretendentų, žinai. Tai manau, kad prancūzai laimės 24-12. Prancūzai laimės su bonus tašku. 4 žeminim. Nors ne, 26, nes Ramosas gerai spardo. Tai vieną per kažkurias šiandien gal ir sakė, kad Ramosas gali praspirti tik vieną. Nu, ta prasme, nepataikė tik tai vieną į vartus. Pražybas. Ir nepataikė pačią pirmą ir tada visus kitus suspardė. Jo, šiaip žiauriai gerai spardo, tai sakau 26-12. Gerai. Ir England. Italai su England. Romoj. Vėl 3 rungtynės. Šiaip įdomu būtų. Italai yra laimėję prieš anglus? Nėra. Nežinau. Šiandien girdėjau, kad... Nėra, man atrodo. Prancūzai, tie italai laimėję yra 4 kartus prieš prancūzus. Šiandien būtų buvęs 5. Jeigu būtų laimėję. Su anglais dėja nežinau. Manau, kad ne. Man atrodo, kad prieš anglus nėra laimėję. Ne? 2 momentėliai. Tai... Ką manai? Kaip bus? Šiaip žiauriai įdomu, kažkaip, nežinau, manau, kad nu, italai tą tokį pastovumą, kokį rodo šias nacijas, visai bus įdomu, žinai, nes, vat, kas ir sugrįžo į sudėtį Kapoco, šiaip iškart davė tokio energijos, aišku, ten tokių biškai buvo mini... Buvo nesąmonė, kur vieną praleido per jį. Jo, sprendimų, tokių buvo ne kažką, bet nu jisai duoda vis tiek ataką, to tokio aštrumo ir sureagavo į tą X-faktorius. Išridėjusių kamuolį, kur pažemino. Jo. Bet paskui turėjo įspirti, bet nespyrė, pagavo į baudą. Jo, tokių visų sprendimo momentų buvo. Toks labai, gal pirmas irgi degė, labai norėjo įrodyti. Parodyti, pats žaidžia irgi su visais Prancūzijoje kartu. Tai... Biškiai, sakai, gal perdegė truputį momentais. Tikrai taip. Galimai. Čia nėra. Štai irgi italai atrodo jos įspūdingai kol kas, lyginant su praėjusiais sezonais. Čia dabar rungtynės rezultatas šiandienos neparodo, kokios buvo rungtynės, nes vėl tas geltoną kortelę 2 žeminimi galėjo baigtis ten per 15 taškų, 12. Dabar baigėsi per 20. Tai. Bet vėl oras, jeigu bus prastesnis oras, sunku. Aišku, šito nežinom, 2 savaitės dar, tai negali prognozuoti labai. Bet irgi norėčiau, kad italai uždėtų anglam, kad... bet jau viskas nebegali būti, ne? Paskutiniai, nebent Velsas, airiam kaip nors. Italai nebegali būti paskutiniai? Ne, anglai nebegali būti paskutiniai. Ne, gali. Velsas turi 1 tašką. Tai gali, dar įmanoma. Dar Velsas gali laimėti ir italai, tie anglai gali pralaimėti. 2 turai. Taip, tai toks... Tai čia, žinai, labai būtų taip drastiškai, negražu būtų sakyti, kad... Anglai skūdėms. Jaučiu nėra buvo irgi. Nemanau. Bet jaučiu išsižadėtų anglų fanai, anglų rinktinės. Sėdėtų raudoną maikę į Velsą, eitų visi. Jaučiu. Tai labai toks. Jaučiu, jeigu italam praloštų anglų, tai jaučiu eitų Velsą palaikyti. Kitas rungtynės, žinai.
Na, aišku, juokus į šalį, Ką manai? bet manau, kad, blemba, man žinai, kas patinka pas italus, tie kanonė, jie broliai, man atrodo. Blemba žvėris gynyboje. Jo. Jie ten pridaužo tų užgrebimų, tai Jo, kosmosėlis jie ten. tokie nėra kažkiek, žinai, ten dideli tie kamolių nešikai kažkiek tų metrų, gal ten nėra, kad darytų įspūdingai Beteklina, daug. tai ten. Bet teklina, blemba, tikrai, nu, šiaip, wow, pagarba. Ir žinai, kas dar faina, gal, kad tai broliai, žinai, dviese, taip duoda. Jo, tai, taip, žinai. Ir daug yra tų brolių, tai Kapuzo, ne Kapuzo, Tai pas Garbisi. mūsų Važolį yra du broliai. Viens už kitą irgi ten, Nu. viens įvaro tų. Aš manau, tas jau duoda. Aš manau, kad duoda tikrai. Duoda. Tu čia pateklinai, nu duok ateik čia, žinai. Ja. Gaila- Asmeniškai Gaila, priima. to tada neturim šiandien, tai paklaustume. Apsirgom jo, tai. Tai ką čia norėjau dar? Nu tai va, tai toks spėjom rezultatą. Aš manau, kad visgi anglai. Norėčiau, kad italai. Aš noriu atspėti nors kartą visus savo, žinai, tos. Dar nepavyko, ne? Nepavyko dar, man atrodo, kad nepavyko. Tai, nu, sakau, kad anglai visgi laimės 37-22. Oho, dar. Anglai laimės. Nu jo, čia normalių skirtumų. Aš einu vėl prieš sistemą. Prieš sistemą. Už italus einu. Irgi laimės, sakykime, čia labiau crazy scenarius, kad detaime pasibaigus italai kokį įvartį pasirinks arba žemins ir laimės 1 tašku. Sakau, kad nebus didelis 15-16. 15-16 italai, wow, geras. Šiaip labai tokie, žinai, realistiniai scenarijai. Arba pasileis taip italai, žinai, biškai, kokį ten 20 taškų, arba, žinai, bus tas toks Gintis. 11-9, žinai, koks. Kur po Laimės, baudų žinai. tik tai susparinti. Jo. Tai va, tai. Bet šiaip jo. Jo. Ir Įdomus savaitgalį, tokie, ne, vis tiek. Kažkaip. šis taip labai gaunasi toks, nuspręs, ar bus įdomus 5 savaitgalis. Tai toks, nes čia daug gali visko įvykti. Aišku, turėsim paskutinę savaitgalį škotų Triple Crown, nes tie vieninteliai pasiliko tą, kad gali laimėti visas 3 rungtynės. Ir liko jiem tik tai airiai. Matysim. Ir gerai, dar nepaminėjom, praeitos šios savaitgalio nugalėtos yra 2 taškų skirtumų. Atspėjo visas rungtynės Arnas Staniulis. Susisiek. Sveikinimai. Ir Brūkštelk. lauksim grįžtant, ne tik į aikštelę dar, kad išbėgtum reiktų. Arnas Staniulis, kitaip žinomas Kaip Modestas. Tai va, o šiaip tai ką, ačiū visiems, ką žiūrit, šiaip irgi komentuokit, paspauskit, patinka, visgi pasubscribinkit ir aišku, šiandien televizorius didelio neturim, bet norim padėkoti savo partneriam. Prizai bus, truputėlį dar keičiasi šiokie tokie formalumai, bet prizus tikrai išdalinsim, bus dar prizų, bus dar ir tikėkimės, kad svečių labai sunku suderinti, bet visgi bandom ir patys prisiderinti ir kitus Bola lygos. paderinti. Šįkart turėjo būti mūsų propsas. Pola lygos, nes tampa laikai truputėlį, bet viskas yra gerai, tikimės, kad taip ir išliks. Tai, bet jo, norėjau paminėti, kad ačiū partneriam, tai Lotus Pharma, Vinhale, nuo prisijungusiems, praeitą savaitgalį minėjom, aišku, Autotojo, kurie leidžia mums naudotis jų patalpom ir, žinoma, Top Sport. Tai važiuokit į Autotoją, prasitestuokit, įlipkit, pasidėkit ir galų gale nusipirkit automobilį. Tai nežinau, ačiū Jums, ačiū, kad žiūrit, šiaip komentuokit, dalinkitės. Jo, sulaukiam daugiau spėjimų. Ką norit galbūt pamatyti kitos laidose, gal kažką pakvies, gal kažkam įdomu iš tikrųjų. Taip. Gal kokį nuskristi į Angliją, kokį pašnekinti, kaip sakant, tą Johnny Wilkinsoną. Tai čia viskas, kaip sakant, šiaip įdomu būtų, ne? Ja, Pavyzdžiui, 6 nacijų diskusija, pasodinti kokį, pavyzdžiui, jaunuolį buvo, ne, toj stovykloje Alex Corbiziero. Gal aišku, nenuskristume taip su, sakykime, visą gal
amuniciją, visų inventorium, bet šiaip tikrai būtų smagu kažkokiu lygmeniu padiskutuoti, išgirsti jų įžvalgas, ar ne? Nu, ta prasme, jie tai vis tiek ir profai, ir ten buvo, ir žaidė, ir matė. Aišku, ten visiškai kitaip viskas ten tada, žinai. Nu, bet toks šiaip pamastymas gal kažkada ir visai fainam. Jo. Tai va. Pradžiai išteks Lietuvos. Ir lietuvų kalba tas, žinai, dėl to. Lietuvų kalba. Gal dėl to renkasi žiūrėti, kiti žiūri tikriausiai angliškus, ką žiūri, o čia mes. Tai dabar su dirbtiniu intelektu galėtumėm pakeisti balsus. Tai va, tai gerai, ačiū Jums, ačiū kolektyvui, kas prisidedat, filmuojat, ačiū Jums. Iki kitų savaičių. Iki.